Netaip seniai perskaičiau pagalbos prašymą, žmonės gelbėkit, padėkite surinkti pinigų, nes bičiulis pateko į eismo įvykį, eismo įvykis pakankamai sudėtingas, trauma rimta, bene pusę metų žmogus negalės pakilti iš lovos, maži vaikai, būsto paskola ir išmokų iš sodros jokių negaus. Na ir labą dieną, prasideda gyvenimas, sveiki atvykę į realybę, dirbantys su verslo liudijimu. Tai kodėlgi dabar čia negauna tų išmokų iš sodros? Žmogus dirba, atrodo, įmokas moka 8,72 arba 11,72% įmokos sodrai ir ligos išmokų nebėra. Ogi todėl, kad žmogus su verslo liudijimu kaupia tik tai stažą pensijai. Kaip padėti tokiam žmogui? Žinoma, geri žmonės surinks pinigų ir tikrai pagelbės ir tikėtina, kad žmogus nepatirs kažkokiu tai dar papildomai šalia to, kad jisai guli pasilikas ir jam skauda. Galimai žmonės padės, bet toks žmogus galėtų padėti pats savo. Ir čia yra labai gera vieta pasimokyti mums iš kitų klaidų, nes savas per daug kainuoja. Ką reiktų padaryti? Aišku, pirmoji vietoje kokybiškas draudimas. Tai dalį tų negautų pajamų kokybiškas draudimas, sakykime, padengtų. Ir būtinai reikia turėti finansinę pagalbę. O kaip ją susikurti? O susikurti labai paprasta. Su verslo liudijimu galimai yra mokami truputėlį mažesni mokesčiai ir įmokos. Todėl, kad, yra tokia galimybė, išsipirkti verslo liudijimą, fiksuotas GPM, mažesnės įmokos sodrai. Tai reiškia, truputėlį pinigų lieka. Tai tos pinigus ir įdarbinti kiekvieną mėnesį ir susikurti ne tik finansinę pagalbą, bet dar ir pasyvius pajamų srautus. Į komentarus įkelsiu nuorodą į savo Linktree ir be jokios abejonės nuorodą į savo kolegų YouTube kanalą Financial Lithuanians. Išmokim žmonės savo pinigais pasirūpinti patys. Jeigu jau norime vykdyti veiklą ir mokėti mažiau mokesčių, tai tuomet mums nieko kito nelieka, kaip tik tai dalį pinigų įdarbinti ir susikurti savo finansinę gerovę. Tai dar kartą primenu, mano Linktree rasi Financial Lithuanians, ten bene 3 nuo viršaus. O šiaip tai į komentarus dar įkelsiu nuorodas tiek į YouTube kanalo, tiek šiaip įsiskaitinėti į kokybišką turinį. Tai jeigu tu dirbi su verslo liudijimu ir žinai tikrai, kad ištikus gyvenimui tu negausi jokių išmokų iš sodros, tai tu tiesiog privalai susikurti savo pinigų krepšelį kažkokį tai. Tai ką, pelningo verslo.